Taigi sveiki dar kartą, mano vardas Jekaterina, jeigu dar kas mane nepažįsta. Ir šiandien mes kalbėsime su jumis apie RBS planą. Ką reiškia RBS? Tai yra Rewards and Bonus System. Lietuviškai tai yra išmokų ir bonusų sistema mūsų kompanijos Joju. Ir norėsiu parodyti jum, kiek galima užsidėti pradžiai, tik ateinant su pardavimais ir kiek galite uždirbti, pradedant kurti šitą verslą pilnai, tai yra plečiant savo komandą ir kviečiant žmonės. Tai aš pradėsiu dalintis paruoštą prezentaciją ir, kaip ir minėjau, lauksiu jūsų žinučių, galite iš karto čia rašyti ir aš galiu jums viską atsakysiu. Taip. Tai RBS planas, tai už ką mes čia uždirbame ir kaip kompanija skaičiuoja mum pinigus. Visų pirma, pradžiai norėčiau praeiti tokias savokas, kurias jūs dažnai matysit, dažnai girdėsite iš mūsų ir kad turėtumėt supratimą, kas tai yra, tai pakalbam apie tai. Tai pirma yra ID. Kas tai yra ID? Tai yra tavo identifikacinis numeris mūsų Joy sistemoje. Ta ID tu dalinsi su žmonėmis, kad siunčiat referalinę nuorodą. Tas ID yra reikalingas gauti pinigus. Truputėlį mergaitės pauzę, aš padarysiu čia klausę mane, kad atsakyčiau. Sekundėlę. Taip. Ar matot vis dar ekraną? Aš jūsų nematau. Gerai, tai tikiuosi matot. Matas, jo. Tai tęsim toliau. Individual volume. Trumpinys IV. Tai yra visi pirkimai, pardavimai padaryti naudojant jūsų ID. Mes mūsų kompanija naudojam vidinę tokią valiutą, personal volume, PV. Tai va, tai yra apimtis PV visų jūsų pirkimų. Tai yra, ką jūs pirkot savo, klientai jūsų pirko su jūsų ID. Ir galbūt kažkur naudojat referalinės savo nuorodas ir irgi žmonės pirko pagal jas, tai viskas keliaus į jūsų individual volume. Lietuviškai tai būtų asmeninė apimtis, ne? Tai yra asmeniniai pardavimai. Labai svarbus dalykas tai yra PV, personal value. Tai yra toksai vidinis skaičiavimo vienetas naudojamas kompanijos, kuris turi produkto vertė. Tai yra produktas kainuoja eurais ir PV. Tai yra prie kiekvieno produkto mes užėję į mūsų internetinę parduotuvę matom ir tai, ir tai. Tai yra balai tokie, kurie priskaičiuojami jums už kiekvieną jūsų pirkimą arba pardavimą. Taip, sekantis dalykas yra pointai. Points. Mes juos gan retai naudojam, bet kompanija juos naudoja pastoviai. Tai yra toksai vidinis sutartinis kompanijos vienetas skirtas apskaičiavimu jūsų atlygą. Tiesiog turite tą žinoti. Mūsų Europos pointų vertė yra 0,5 eurų. Tai yra, jeigu pas jūs pradžioje paskaičiuota pointais, tai kad suprasti, kiek tai yra eurais, tiesiog padalinti pusiau. Ir sekantis dalykas tai yra structural value. Tai yra grupinė apimtis, jeigu lietuviškai. Tai yra visų priskaičiuotų PV už visus pardavimus, visų jūsų struktūros ID. Tai yra visi partneriai, kuriuos jūs pajungėt, arba jie pajungia visą jūsų tą struktūrą vadinamą. Tai yra structural value.
Iš ko susidaro mūsų atlyginimai? Tai yra trys kryptis. Tai yra jūsų individuali apimtis, asmeninė apimtis, jūsų grupinė apimtis, apie kurią mes kalbėjom, ir yra partnerio bonusas. Ir kas svarbu, jeigu jūs čia atėjot užsidirbti, o ne tiesiog kaip klientas vartoti, tai minimalus aktyvumas, nuo kurio mes pradedam gauti atlygį, yra 70 PV balų kiekvieną mėnesį. Jeigu kažkokį mėnesį praleidot, tai nieko tokio, bet pinigų jūs nematysit. Tai kaip ir nieko baisaus, jeigu jūs nerimtai tai žiūrit, bet jeigu rimtai, tai jungiat žmonės, tai jeigu patys nepadarot 70 balų, jūs nieko negaunat, kad ir jūsų struktūra gali ten milijonus padaryti, bet tai yra svarbus punktas, kurį turėtumėt atsiminti. Truputėlį pakalbėsim apie individual value, asmeninę apyvartą. Tai kaip pavyzdys, jūs matote čia mūsų 5 produktus topinius ir matot kainą eurais ir kainą PV balais. Individual value, kai aš ir minėjau, tai yra visi pirkimai ir pardavimai jūsų padaryti naudojant grinai jūsų ID. Va, Beauty Elixiras 5,9 eurai kainuoja, duoda 24 PV. Smart Go kainuoja 40 eurų, duoda 18 PV. Pas mus nėra tokios vieningos formulės, kiek PV duoda eurai. Ne? Tai yra padalinus eurus į PV, jūs negausit vienodą kažkokį koeficientą, jisai skiriasi priklausomai nuo produkto, priklausomai nuo jo savikainos be abejo, tai yra kompanijos politika nustatyti tuos PV, naudojant savo tam tikrus marketinginius skaičiavimus. Mes į tai nesigilinam, yra tiesiog produktai, kurio pelningiau parduoti mum, mes gaunam už juos daugiau PV, mažiau eurų išleidžiam ir gaunam daugiau PV. Yra produktų, kurie mažiau naudingiau. Galiu pasakyti, mažai naudos iš mažiukų produktukų, tokių kaip batonėliai, šiaip mes juos jau ir neturim, maišeliai, kažkokia reklaminė medžiaga, mes iš to neužsidirbom. Išmokos, kaip pavyzdys, kokios išmokos mes gaunam už individualią apyvartą. Čia yra 3 pavyzdžiai. Tai yra 200 PV padarėm individualios apyvartos, 500 PV padarėm ir 1000 PV. Ir kaip pavyzdys, už 200 PV, tai yra šiaip vienas iš tokių pirmų skaičių, kurio sakau naujokam būtų gerai pasiekti pirmą mėnesį, mes jau gaus 113 eurų. Be to, mes turim 2 sąskaitas, kurios gaunam vidinės. Tai yra uždarbio sąskaita ir yra produkt bonuso sąskaita. Produkt bonusai mes naudojam gauti nuolaidą perkant produktus ir pinigus mes galim išvesti į kortelę pasirašant sutartį su kompanija. Kompanija jau ten viską paaiškina. Tai jeigu padarėt 1000 PV asmeninės apyvartos, jūs jau gaunat 600 eurų, kas yra labai patraukli suma ir tikrai mes jūs mokinsime tą daryti. Sekantis dalykas tai yra partnerio bonusas, kurį mes gaunam pajungiant žmonės į savo pirmą eilę. Kas yra pirma eilė? Tai yra tie žmonės, kuriuos pakvietėt konkrečiai jūs. Antra eilė tai jau jūsų žmonės kažką pakvies, ne? O trečia, ten 4, 7, tai taip eina žemiau žmonių grandinė. Tai partnerio bonusą mes gaunam tik už savo pirmą eilę, kurią mes pakvietėm pas save. Ir mes gaunam kas kart, kai pirmoje eilėje žmonės padaro 70 PV kas mėnesį. Kas mėnesį mes gausim už tą žmogų, jeigu pointai skaičiuoti, tai 28 pointai, tai yra 14 eurų. Kiek tų žmonių bebūtų pas jūs pirmoje eilėje, jūs už kiekvieną aktyvuotą gaunat. Netgi jeigu žmogus paėmė startinį rinkinį, jeigu žinot, jis pas mus yra pigesnis, 135 eurai, tai net ir už tokį žmogų mes vis tiek gaunam partnerio bonusą bazinį.
tą turėtumėt jūs atsiminti. Šiaip startinį rinkinį žmogus gali paimti tik vieną kartą. Tai sekantį mėnesį jis bet kokiu atveju jau darys apyvartą parduodant arba perkant savo ir, ir tai jau bus be startinio rinkinuko. Dar mes turim tokį partnerio bonusą premium. Tai vat premium žmonės, kurie startinį rinkinį nupirko, nedalyvauja. Tai premium prasideda nuo 5 partnerių ir maksimum yra iki 15 partnerių, tų, kurie padarė 70 PV. Ką norėčiau atkreipti dėmesį, jeigu pas jūsų žmogus padarė, pirko startinį rinkinį, sakykime, bet pirko ir dar daugiau, arba pardavė dar daugiau, sakykime, jis 200 PV pirmą mėnesį padarė, tai be abejo jis papuola ir partnerio bonusą premium. Tai yra 70 balų jis gavo startinių rinkinių ir dar virš 70, dar 70 ten ir arba daugiau, tai jis dalyvauja. Čia nedalyvaus, jeigu padaryta per mėnesį tik 70, daugiau ten nieko nepadaryta. Tai tas irgi galioja tik jūsų pirmajai linijai. Tai premium bonusai yra iki 15 partnerių ir čia pavaizduota, kiek mes gaunam už kiek partnerių. Sakykime, pas jūs yra 5 partneriai padarę 70 nestartinių rinkinių, jūs gaunat 50 eurų. Jeigu 6 partneriai, jūs vis tiek gaunat tik premium 50. Tai jeigu 7, tai jau 100 eurų. Jeigu 8, tai irgi tik 100 eurų. Jeigu jau 9 partneriai, tai 150 eurų. 10, 11 irgi tik 150 eurų. Jeigu jau 12 partnerių, tai 200 papildomai gaunat. Ir 15 partnerių, tai yra 250. Viskas, kas virš, jūs gaunate tik tai bazinę, ne, 14 eurų. Tai vat 14 eurų jūs gaunate už visus ir plus premium, jeigu tokių žmonių tampa daugiau. Važiuojam toliau. Pats didžiausias, bet pats geriausias ir patys čia didžiausi pinigai guli būtent structural value. Tai yra, kaip pas jūs jau kūriama komanda ir visos komandos, kurie atėjo pas jūs, tai yra jūsų pirmos eilės, ten ir taip toliau pradeda jau kviesti. Tai visi PV sumuojami ir mes turim structural value. Pagal structural value mes pradedam gauti atlygį pagal RBS planą mūsų išmokų. Tai yra kvalifikacijas. Ir structural value pradeda galioti tik nuo pirmos kvalifikacijos. Pirma kvalifikacija, va čia yra įvardinta junior partner, tai yra 750 PV. Ir mes jau už ją papildomai, tai yra mes už pardavimus gaunam, už partnerius gaunam ir vat papildomai jau dar prisideda procentai. Tai yra 750 PV, 5 procentai. Sekanti kvalifikacija yra middle partner, tai yra 1500, jau 10 procentų. Ir pro partner 3000 PV, kurią šiaip linkėčiau siekti kiekvienam, tai yra jau 24 procentai. Taip, kaip tai skaičiuojama? Čia truputėlį aprašyta. Tai yra grupinė apyvarta, dauginama PV-ene, dauginam iš procento ir gauname pointus. Kaip pavyzdys, paimtas apačioj. 3000 PV dauginami iš procento, iš 24 procentų, gaunam 720 pointsų. Kad iš pointų gauti eurus, mes juos dauginam iš 0,5 arba tiesiog dalinam pusiau. Tai yra bus paprasčiau. Pointus visada dalinam pusiau ir tai jau eurais. Tai vat kaip kvalifikacija pro partner, grinai už 3000 PV, jūs gausit 360 eurų. Bet pro partner kvalifikacija tai nuo 3000 PV. Tai gali būti ir 5000 PV, ir 6000 PV. Tai nuo 6, sakykime, 1000 PV jūs irgi skaičiuosi 24 procentai, dalinsi pusiau ir gausi tą sumą. Dar vienas toksai dalykas, mes turim pro club. Tai yra jūsų kvalifikacija pro, bet jūsų grupinė apyvarta SV
yra 4000 PV. A, Aš tuoj pasakysiu, ką jūs gausit, uždarant būtent ne 3000 PV, o 4000 PV pro kvalifikaciją. Tai prasideda jau grupinės premijos. Jeigu jūs pro kvalifikaciją išlaikot ketvirtį, būtent ketvirčiai yra metiniai ketvirčiai, tai papuola sausis, vasaris, kovas, ne, kovo gale, pasiskaičiuoja, jeigu jūs išlaikot visus 3 mėnesius, gauna 2 procentai nuo visos kompanijos apyvartos. Tai yra tie 3 mėnesiai, kai jūs išlaikėt, tai 2 procentai nuo visos kompanijos apyvartos dalinami tarp visų dalyvių, kurie išlaikė. Labai, sakyčiau, gera premija, jinai svyruoja be abejo priklausomai nuo apyvartos, nuo tiek žmonių, kurie tą uždarė. Ir pasiekė, žinokit, ir 1000 eurų, bet įvairiai. Būna nuo 300 iki 1000 ir virš. Gaunat jūs tai į savo sąskaitą arba vidinę, jeigu dar nepasirašėt sutartį, jinai vadinasi reward, arba į kortelę iš tiesiai, ne? Tai va, tai čia paminėta, kad skirstomas kas ketvirčiais kovo, liepos, rugsėjo, gruodžio rezultatų gale. Tai yra su kovo atlygiu jūs gaunate dar tokią klubinę premiją. Bet tai dar ne viskas. Mūsų kvalifikacijos tik linksmumas tik prasideda. Jeigu pas jūs komandai jau pradeda irgi aukti, kaip ir jūs jau pro, ne, ir jau pas jūs žmonės pradeda uždarinėti pro kvalifikaciją, tai jeigu vienas toksai atsiranda žmogus, be abejo, jo apyvarta neturi būti tik jisai viską daro, o jūs ten nieko nedarote, ne? Tai tada jūs nieko negausit. Jūsų toks, mes turim supratimą kaip site, tai yra be jo padarytas darbas irgi turi būti tolygus jo. Tai jeigu toks žmogus atsiranda, tai jūs tampat pro vienas partneriu. Tai yra žmogus uždarė 3000 pas jūs su savo grupė, su savo jau sukurta grupė. Nu ir jūs be jo turi dar 2500 padaryti su kita grupė. Nu, kiek vis tiek jau kūrė, tai jau turi tų žmonių kiekį. Tikrai tai nebūna sudėtingai. Jeigu tokių žmonių pas jūs atsiranda 2, tai jūs jau tampat pro partner 2. Ir be tų 2 žmonių, kurie po 3000 padarė, jūs turit padaryti 2000. Nu, ne asmeninių pardavimų, bet jūs turit žmonių, kitų be jų, komandos, savo pardavimai ir tokį, tada jūs jau esat pro partner 2 kvalifikacijų. Jeigu 3 žmonės, tai jūs tampat Grand Partner kvalifikacijų, tai praeitą mėnesį aš ir Odeta uždarėm Grand Partner kvalifikacijų, turėjom 3 tokius žmonės, kurie buvo pro ir aukščiau kvalifikacijoje. Tai jau Grand Partner. Grand Partner kvalifikacija šonas, ne, be šitų 3 žmonių turi būti 1000 PV. Tai kas eina į tą šoną, dar kartą pabrėžiu, tai yra jūsų asmeniniai pardavimai ir dar žmonės, kurie ten jūs jungiat į savo komandą be tų 3 lyderių, ne, struktūros. Taip, tai ką duoda Grand kvalifikacija? Jinai duoda irgi klubinę premiją, kuri irgi skaičiuojama kas ketvirtį. Tai yra pradedant, tai sausis, vasaris, kovas, už kovą mes gaunam, tada sekantis bus birželis, kas ten dar, rugsėjis ir gruodis, ne, 4 kartus per metus. 4 procentai nuo kompanijos apyvartos tai duodam. Daug ar mažai? Tai klausimas, kiek tų žmonių tą uždarė. Jeigu tų žmonių daug, tai visa kompanijos apyvarta 4 procentai dalinamas tarp tų žmonių, kurie uždarė. Jeigu tokių mažai, būdavo pas mus, kad vienas žmogus te uždarydavo, tai ten virš 6000 vien ta premija susidaro jo, gan didelė. Ir taip pat nuo Grand kvalifikacijos turim Travel bonus premiją. Tai yra pinigai, kurie neišmokami į sąskaitą, tai yra priskaičiuojama į mūsų travel sąskaitą, kurią mes galim naudoti važiuojant į kompanijos renginius, tokius kaip buvo
gimtadienis kompanijos, dabar vat sausį bus susitikimas nuo pro kvalifikacijos Taline, tai yra būna business community, kaip mes skrydom į Albaniją, visą tai mes gaunam nemokamai, naudojant savo travel bonusą. Jeigu travel bonusą neturim, tai turim mokėti savo pinigėliais. Va. Tai irgi priskaitoma kas ketvirtį, susidaro 1% nuo kompanijos apyvartos ir tai yra gan malonus pinigai. Vat, sakykime, nuvažiuoti į gimtadienį būtų visiškai nemokamai. Tai yra lėktuvas apmokamas, viešbutis, taip pat dalyvio paketas ir taip toliau. Sekanti kvalifikacija, kaip pro partnerių pas jūs atsiranda jau 5 ir tai yra kvalifikacija top leader. Dar pabrėžti norėčiau, kad pro partneriai pas jūs gali būti ne pirmoji eilė, ne tie žmonės, kuriuos jūs pakvietėt, o gali būti jau tie žmonės, kuriuos kažkas pakvietė. Tai yra, sakykime, gali ir trečioji, ir ketvirtoji eilėje atsirasti žmogus, kuris iš šitą verslą suprato ir sumanė, kad nori čia užsidirbti, nes čia kaip ir nėra ribų, lubų, daug gali užsidirbti. Ne kiekvienas pirmoji linijoje tikrai supranta šitą verslą arba, apskritai nori kažką čia daryti. Kuom gera top leader kvalifikacija? Jinai gera tuo, kad išlaikant ją 10 mėnesių gali būti ne iš eilės. Jūs galite ten vieną mėnesį uždarę top, kitą mėnesį, ten atsitiko, kad kažkas iš pro partnerių neuždarė ar taip toliau, bet susirenkant 10 mėnesių jūs gaunat grantą svajoniai, kurį iš mūsų Lietuvos jau gavo du žmonės, tai yra aš ir Sabina. Ir mes atsiėmėm grantą svajoniai, tuos 15 000 savo sąskaitą. Va, tai per gimtadienį mes pasakojam, kad Sabina išleido tai savo holivudiniai šypsinai, kuri tikrai kainuoja labai daug. Aš išleidau šeimai išvykti į Maldyvas. 4 mes jau prašmatniausius viską paėmėm, hidroplanus, vilas ant vandens, ta prasme, netaupiai, ne šiaip ten tiesiog. Va, tai šitą galit gauti ir jūs, ir tai iš tikrųjų nėra kažkoks neįveikiamas dalykas, tai tikrai įmanoma, nes jeigu jau yra keli žmonės Lietuvoje, netgi čia aš nekalbu, yra ir kitose valstybėse atsiėmusis, tai tą galite padaryti. Ką dar duoda Top Club? Top, kai jūs esate top, jūs turit papildomą travel bonusą, dar 1% nuo kompanijos apyvartos tarp visų Top Club dalyvių. Irgi kas ketvirtį, taip vat, irgi priskaitomas. Ką galiu pasakyti, pas mus top kvalifikacijoje yra dabar top 1 Katrina Vasilievska iš Latvijos, tai jinai keliavo į Albaniją business class, ten viską paėmė numerius visus liuks, tai yra gali užsakyti tokius, tą, ką jūs gyvenime šiaip savo neleistumėt. Ir sekančios kvalifikacijas jau yra, kai pas jūs pradeda aukti žmonės ir uždarinėti kvalifikaciją grant, tai va tai yra top 1 kvalifikacija, jeigu 2 tokie grantai užsidaro, tai top 2, jeigu 3, tai top 3, tai va top 3 buvo mano aukščiausia kvalifikacija kažkada gyvenime. Top 4, tai 4 žmonės, top 5, kai 5 partneriai užsidaro top 5 grant kvalifikaciją. Va, čia yra maksimumas, tai yra viskas, čia yra paskutinė eilutė mūsų marketingo planą, tai yra kvalifikacija top 5. Iš viso pas mus yra 15 kvalifikacijų. Bet tai dar negalas, nes paskui nuo top 5 prasideda Royal Club ir tai yra uždarbis už didžiausias apyvartas. Tai yra jau visa grupinė apyvarta ir toks pirmas lygis yra 200 000 PVI. Nuo tada jau kompanija kas mėnesį dalinasi tokiom priedais nuo savo visos apyvartos. Ne kas ketvirtį, o būtent kas mėnesį jau prisideda. Ten jau, žinokit, eina skaičiai virš 10 000, virš 20 netgi tūkstančių ir toliau. Taigi mūsų RBS išmokų ir bonusų sistema yra subalansuota.
Jinai yra dosni, kaip ir pradžiai naujokams, taip ir lyderiams, kurie jau augina savo verslą ir savo partnerius ir sakyčiau, labai motyvuojanti. Tiek iš tikrųjų pačios prezentacijos, dabar norėčiau atsakyti į jūsų klausimus, jeigu tokius turit. Ir klausimas, ar viskas buvo aišku, galbūt ne viskas buvo aišku. Tai aš stabdysiu tada įrašą